Alytaus mieste padaugėjo atvejų, kai gatvėje užpuolamos ir apiplėšiamos moterys. Visais atvejais užpuolikų tikslas – atimti vertingus daiktus. Aukos patiria ir fizinį smurtą. Penktadienį ryte Alytaus mieste Lekiškėlių gatvėje užpulta į darbą ėjusi moteris. Jai prireikė medikų pagalbos. Šiandien ryte mes gavome pranešimą iš greitosios medicinos pagalbos medikų, kad Vidzgirio mikrorajone buvo užpulta moteris, kuri buvo sužalota, tačiau moteris į pareigūnus nesikreipė ir pareiškimo policijai nerašo. Kol kas užpuoliko sučiupti nepavyko. Pareigūnai žada dar kartą nukentėjusios moters prašyti, jog ši rašytų pareiškimą. Bus tikslinamos ir įvykio aplinkybės. Gali būti, kad užpuolimo atveju būtų ir daugiau, mat ne visi kreipiasi į policiją. Galbūt ir daugiau tų įvykių yra, kur nesikreipia tiesiog moterys. Tai aišku, dar kartelį sakau, kad kviečiame nebijoti, neišsigąsti ir kreiptis, nes dažniausiai užpulti asmenys gauna stresą, gauna kažkokio adrenalino ir bijo kreiptis į policijos pareigūnus. Dažnai policija išgirsta tik iš vėlgi žiniasklaidos, iš socialinių tinklų arba iš užpultųjų nukentėjusiųjų giminaičių, tai prašome kreiptis. Apie padažnėjusius apiplėšimo atvejus alytiškiai diskutuoja ir socialiniuose tinkluose. Yra mačiusių, kai šalia prekybos centro senukai iš moters bandyta atimti rankinę. Keletas kitų atvejų. Dažniausiai ir šiais minimais atvejais tai moterys buvo užpultos iš nugaros, tai pirmiausia nereikėtų pasimesti, turite balsą, reikėtų šaukti. Vėlgi, jeigu jūs parverčia ant žemės ir kažkaip muša, spardo, bandyti visaip išvengti ar į kuliuką susisukti. Dar vienas iš tokių kaip ir variantų yra moteris turi nagus, tai tikrai galima drėksti per veidą. Visi šitie dalykai, kuo didesnis kontaktas su plėšiku, tai vėliau policijos pareigūnams ir ekspertams yra galima nustatyti iš visų ekspertizių būtent užpuoliką. Galbūt atiduoti vertingus daiktus. Vėlgi vienas iš variantų atiduoti ir neiti į kontaktą, tačiau jeigu esi gatvėje, irgi tikriausiai nebūsi vienas, tai šaukimas labai dažnai padeda ir jeigu dar galite, nekontaktavote su asmeniu, tai galite bėgti kuo arčiau žmonių ir tai dažniausiai atbaido plėšikus. Oficialiai dėl užpuolimų į policiją kreipėsi 4 asmenys, pradėti ikiteisminiai tyrimai. Nebijojama, kad tokio pobūdžio nusikaltimų būtų ir daugiau, tačiau ne visi kreipėsi į pareigūnus. Artėjant šventiniam laikotarpiui, policininkai žada stiprinti patruliavimą, kol ieškomas įtariamasis pasisaugoti turėtų ir patys gyventojai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.